vėl Žukauskas. Žukauskas iki galo ir 2 taškai. Čia Varnelis, ar mėto šiandien mėto, dar pagaliau pataiko Varnelis. Dabar Kišūnas prieš tai pataikęs, šį kartą ne, čia Varnelis, dar kartą ir Varnelis. Įsivažiuoja ir jis. Ir komanda, čia štai koks perdavimas. Ir labai graži ataka. Vienu metimu čia perima kamuolį Šiauliai. Ir štai toks metimas. Ir 10 minučių dėkia čia. Ponas Kapšys Poliukas bei Dominikas Bertulis, Bertulis, 4 taškas. Iniciatyva čia perima kamuolį dabar Tadas Pažėra. Fantastiškai Tadas Pažėra, labai greitas krepšininkas. Leistas štai dabar po krepšio. Demsivlič gauna bloką. Dabar Gytis Neimantas, fantastiškas jo blokas. Su kamuoliu Pažėra nori pražangos, jos nėra, tačiau yra 2 taškai. Tos kamuolį atkovoja Šiauliai. Matas Agėla ten dar kartą buvo netikus. Čia Žukauskas dar pasako, tai 2 metimų. Bilauskas. Ir štų krepšininkus perima kamuolį dabar šiauliečiai. 3 prieš 1 galima suregsti. Gerą ataką, tačiau vienas pats iki galo Mantas Žukauskas. Pažėra iki galo. Atsilaisvinęs koridorius, kuriuo pasinaudoja Tadas. Tadas Pažėra ir toliau. Bando vienas šiandieną viską padaryti ir išplėšti komandai pergalę. Išsolėjęs pirmasis. Šiandieną Šiaulių 2 taškis. Šiaulių ataka po krepšiu ir 2 taškai su pražanga. Dominikas Bertulis. Prie krepšininkų, tačiau tai dar vis yra ta stotelė, kurią reikia perlipti, pereiti ir tada jau profesionalus krepšinis. Šios sudėtingas metimas nėra pražangos ir kalbinė. Šiaulių Saulės ekipa trečiojo ketvirčio pradžioje. Būtų naudinga, jeigu šiauliečiai pataikytų ką nors, štai pagaliau pavyksta pataikyti. Žukauskas berods baigia metimą iš toli. Jos realizuoja Vilniečių komandos gynėjas Karlis Giedraitis čia. Dar vienas tritaškis šiauliečiai, štai pagaliau įsišaudo. Dar labiau visiškai pagauna bangą.